Dabar pasakykit man, kas savo gyvenime nenorėtų būti laimingas, pasitikinti savimi, stiprus tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek psichologiškai, motyvuotas ties sunkiomis užduotėmis ar darbe, ar sporte, ar dar kažkur ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Ir tuo labiau, kas norėtų, kad jų gyvenime trūktų džiaugsmo, pasitenkinimo, kistų labai dažnai nuotaikos, trūktų miego ir to pasiekoje būtų mieguistas visą dieną ir tiesiog nebūtų gyvenimo džiaugsmo. Būtent šitų dalykų buvimas arba nebuvimas simbolizuoja testosterono kiekį arba jo trūkumą žmogaus organizme. O kadangi šiais laikais net mokslinių tyrimų įrodyta, kad vyrų organizme vis mažėja ir mažėja testosterono lygiai, todėl pirmiausiai reikėtų pašnekėti apie kas žudo testosterono lygius ir ką reikėtų eliminuoti iš savo dietos ar tiesiog gyvenimo rutinos, iš pačio gyvenimo, kas padidintų arba tiesiog sunaikintų tai, kas naikina testosteroną. Turbūt vienas iš didžiausių faktorių yra cukrus. Kadangi žmogui suvalgius cukraus arba kažko saldaus, jo kūnas išskiria insuliną, kad jis sureguliuotų cukraus kiekį kraujyje ir padidėjus insulinui, testosteronas tuo pačiu metu sumažėja, jie proporcingai didėja arba mažėja. Todėl, kai valgai cukrų, testosteronas automatiškai sumažėja. Kitas dalykas, kuris mažina testosteroną, yra alkoholis. Jis veikia panašiai. Alkoholis proporcingai didėdamas, proporcingai ir mažėja testosteronas, taip pat tu blogiau užsimiegi, todėl taip pat mažėja testosteronas ir taip pat bloga mityba apskritai mažina testosteroną, nes turi maitintis geru maistu, apie kurį kalbėsim šiek tiek vėliau. Ir tada testosteronas grįš į normalias ribas. Tai pakartojant, cukrus, alkoholis ir bloga mityba yra pagrindiniai 3 faktoriai, kurie naikina testosteroną. Taip pat, kadangi oda yra didžiausias žmogaus organas, mes viską paliečiam, viskas ateina, įsigeria į odą ir toliau keliauja organizme, todėl plastikas ar plastikiniai buteliukai, iš kurių geriam vandenį, ar plastikiniai rūbai, pavyzdžiui, poliesteris ir kitos nenatūralios medžiagos, taip pat įsigeria į odą, mikroplastikai, BPA ir viskas tai irgi koreliuoja su testosterono lygiu, nes plastikas, mikroplastikas ir visi BPA mažina testosterono lygį. Tai šitą irgi reikėtų žinoti, bet su juo nepersistengti, nereikia jau visiškai vengti plastiko, bet būtų gerai tiesiog žinoti ir vengti jo, kai galima. Ir tada pereinant prie dalykų, kuriuos reikia daryti, norint pakelti testosterono kiekį. Pirmas iš jų yra sportas. Ir geriausiai veikia ne bet koks sportas, o sunkios treniruotės džime, darbas su svoriais, taip pat sprintai kokie, kad tiesiog būtų organizmui sunku, kad kūnas patirtų didelį krūvį, sunkų krūvį, kad būtų stimulas, kam didinti tą testosteroną, nes pats organizmas padidins jį, bet reikia turėti kam. Jeigu jis neturės kažkokios priežasties, kažkokio stimulo daryti, to daugiau testosterono hormono. Jam reikia kažkokios sunkios, stiprios priežasties. Antrasis iš testosterono didimo trijulės punktų yra miegas. Kadangi norint po sunkios darbo dienos arba sunkios treniruotės gerai atsistatyti, reikia ir gerai miegoti. Ir jeigu gerai atsimenu, vienam tyrime sumažinus miego kiekį nuo 8 valandų iki 5, testosterono kiekis tą dieną sumažėjo 20%. Tai net šitas tyrimas rodo, kokia svarbi yra miego rolė testosterono kiekyje. Ir paskutinis, trečias iš pagrindinių 3 punktų yra mityba. Svarbiausias dalykas iš šito punkto yra žinoti tai, jog testosteronas darosi iš cholesterolio. Nėra jokio kito būdo, nėra jokio kito dalyko, iš ko gali pasidaryti žmogaus organizme natūralus testosteronas. Tai yra iš cholesterolio. Tad jeigu norit aukšto testosterono, reikia valgyti aukšto cholesterolio dietą. O cholesterolį galima gauti iš pagrindinių 2 dalykų, iš mėsos produktų arba kiaušinių. Todėl šitos 2 dalykus reikėtų valgyti pastoviai. Kiaušinių reikėtų valgyti gal mažiau pradėti, nuo kokių 2 iki 8. Aš jau apie vos ne metus valgau virš 5-6 kiaušinių per dieną ir jaučiuosi gerai, jaučiuosi labai gerai net ir man jokio cholesterolio nekyla, pasidariau tyrimus, vis tiek nekyla, viskas ok. Tad jeigu sportuoji ir sunkiai sportuoji ir ten daug kiaušinių tikrai nepakenks ir
visos mamos, kurios sakys, va, nevalgyk tiek daug kiaušinių, nesveika, viskas okei, galima tiek kiaušinių valgyti. Taip pat kiti maisto produktai, kurie yra gerai, yra kiti sotieji riebalai, tokie kaip avokadai ir visi kiti riešutai, žuvis. Pagaunat situaciją, ką reikėtų valgyti. Geras, paprastas, tiesiog natūralus maistas. Vitaminai, kurių reikia, tai yra vitaminas D, nes būnant saulėje gaminasi testosteronas, o kadangi bent jau Lietuvoje saulė yra tik normaliai vasara, kad galima gauti pakankamai jos, vitaminas D3 yra specifiškai tas, kurį reikėtų vartoti, norint padidinti testosterono kiekį, kad geriau jis įsisavintų, reikėtų vartoti kartu su K2. Taip pat dar vienas dalykas, kuris neįeina į šitą mano 3 pagrindinių punktų sąrašą, bet yra irgi pakankamai svarbus, yra stresas ir jo valdymas. Nes testosteroną mažina stresas, nes kai žmogus yra stresuotas, jo organizme sukyla kortizolis, o kortizolis taip pat, kaip ir seniau šnekėjome, insuliną, pakilus kortizoliui testosteronas sumažėja, taip pat kaip ir insulinas veikia. Todėl stresas kelia kortizolį, kortizolis mažina testosteroną ir todėl stresas tiesiogiai veikia testosterono kiekį kraujyje. Todėl reikėtų išmokti valdyti stresą, tam labai padeda kvėpavimo pratimai, atsipalaidavimo pratimai, meditacija. Ir šitos dalykus taip pat būtų galima pradėti praktikuotis, jeigu norima, jog testosteronas būtų aukštesnis. Apie natūralius papildus neturiu nieko gero pasakyti, nes jų kaip ir tokių patvirtintų, kad tikrai veiktų, kaip ir nėra. Galima ten ašvagandą kažkiek vartoti, bet irgi tik, man atrodo, vienas studija yra padaryta, kad jinai kažkiek veikia, bet ir tai tik jauniems asmenims, kiek žinau, tad natūralių papildų nelabai ir apsimoka vartoti, tik tai, kad bus pinigai išleisti ir atrodys, kad tiesiog jausiuosi, kad kažkiek kyla, nors realybėj tai nelabai takos. Tai nebent vienintelis būdas būti nenatūraliam, bet tai labai atneša daug side efektų, tai nešnekėsime apie tai. Ir turbūt jeigu pasakyti išvadą ar kažkokią ją suformuluoti, yra, kad testosterono trūkumas arba jo buvimas mažame lygyje tiesiog signalizuoja, kad yra kažkokia problema, o ne tai, kad tiesiog organizmas kažkodėl mažai ją turi. Čia labiau gal būtų kokia anomalija, kad ten 0,5% populiacijos visos turi nepakankamą jo dėl kažkokios kitos priežasties, o ne dėl to, kad pats žmogus kažką blogai daro. Todėl jeigu mažas testosteronas, reiškia, kad pats žmogus kažką blogai daro ir reikia pirmiau sutvarkyti tą ir sutvarkius tą blogą dalyką, kuris tai įtakoja, testosteronas susitvarkys savaime, galima sakyti. Ir ką, mano sąrašas toks ir iki kito video su 0 peržiūrų.